Čia yra senoji geležinkelio stotis. Ji buvo atidaryta 1899 metais ir po 100 metų uždaryta, tai 1997 metais. Dabar apleista, pusė pastato tik likę. Ten va tolėliau buvo vandens bokštas, kuris jau neišliko iki šių dienų. Ir dar yra ledaunė. Ir ledainė. Taip, išlikę šiek tiek perono fragmentų. Ir dabar, kurie geležinkelio bėgiai, dabar pėsčiųjų ir dviračių takas. Štai dar yra išlikę senos geležinkelio stoties plytelių fragmentai. Čia kažkada buvo vidus. Čia va kitas, matyt, kita patalpa buvo, truputį kitokia plytelė išlikusi. Kiekvienais metais nuo šitos geležinkelio buvusios stoties pastato vyksta dviračių žygiai su Olita Orani kompanija iki Varėnos. Čia buvo laiptai į geležinkelio stotį ir pastatas buvo daug didesnis nei dabar yra likę. Dabar išlikus tik dalelė buvusio pastato geležinkelio stoties. Dar vienas pastatėlis, kuris priklausė geležinkelio stoties kompleksui, tai išlikus ledainė. Irgi jau tokios iš akmenų statyta, tai dar nieko iš išorės, kur akmenys. Šiaip uždaryta. Truputį perdaryta plytos, pamūryta, kad viskas nesugriūtų. O čia dar išlikė senas pastatas irgi. Senas namas. Panašu, kad dar žmonės gyvena.